Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Liaudies smuikas ir smuikavimas ypatingą vietą lietuvių etninėje kultūroje užimantis savitas reiškinys, susiformavęs iš Europai ir vien tik Lietuvai ar atskiroms jos etnografinės sritims būdingų instrumentinio muzikavimo tradicijų. Baltijos šalių kontekste lietuvių smuikavimo tradicijos yra bene senoviškiausias, jeigu Latvijai ir Estai sako, kad gal ir ten 19 koks amžius, o geriausia atveju 17, o mes lietuviai sakom, kad nuo 10 ko gero amžiaus. Lietuvoje jau buvo griežiamas strykiniais instrumentais, o tai ir smuikas ir yra strykinis, styginis. Ir tai ir sutampa netgi su to paplitimu Europoje stryko. Tai čia yra įdomus dalykas ir Dzūkija tai šiaip pasižymė archaiškumu. Jei vienam kraštan vienas instrumentas labiau mylimas, kitam kraštan kitas, tai jau Dzūkijon tai skripka karalienė. Jei mes dar pereitum per visas giminės mūsų krašti, tai jau dziedukai ar proseneliai, tai tikrai kiekvienon giminėn rasi po skripkorių, o kartais ir keli broliai graino skripkom ir net kelios kartos perėmė tų tradicijų. Smuika, skripka žinoma kaip viena svarbiausių dzūkų muzikos instrumentų. Dažniausiai griežta solo. Repertuare vyravę senoviniai apeiginiai šokiai, kepurinė, sukčių stancius, dainų ir netgi verkavimų melodijos, bei jų intonacijomis pagrįsti maršai. XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje gyvavusi tradicija abiems vestuvių pulkams turėti po smuikininką paskatino kurtis dviejų smuikų ansamblius, kur vienas smuikininkas veda pirmą balsą, kitas pritarė, bosija, turavoja. Vėliau paplito 3 smuikų ansambliai, arba smuikui pritardavo baseklė, cimbolai, būgnas. Tik 20 amžiaus viduryje Dzūkijoje paplito armonika, akordeonas, tačiau netrukus šie instrumentai ėmė dominuoti. Smuikas vis tiek niekas smuiko nepamirštamas ir ar tu grosi liaudiškai, ar tu liūdnai, ar tu linksmai grosi. Vis tiek tas smuiko yra balsas tokias, kuris jau nepralenkia niekas, jokius instrumentus. Jau aš vieną apie savo giminės, ir iš tėvelio, ir iš mamytės pusės, galiu spręsti, kad tos skripkos tikrai buvo labai papliti ir tikrai nuo senų čėsų nei vienas nei gimė, nei mirė, nei apžaintas, nei pakrikštytas nebuvo be skripkos. Dzūkų smuikavimo strykinio griežimo tradicija turtinga ir ilgaamžė, pasižyminti archaiškais bruožais ir apimanti ne tik muzikavimą, bet ir instrumentų gamybą, muzikantų tarpusavio ryšį bei kultūrinę tapatybę. Dar 20 amžiaus regione buvo paplitę styginiai instrumentai panašūs į įvairius europietiškus smuiko pirmtakus – balanos, lentelės ir skoptiniai smuikai. Dzūkų muzikantai mėgo klasikinio pavidalo smuikus, tad formavosi ir smuikdirbystės tradicija. Nuo tarpukario iki šių dienų užrašyta daugiau kaip 100 Dzūkijos krašto smuikininkų ir jų muzikos. Smuikas daugeliui dzūkų iki šiol išlikęs kaip gražiausia muzika. Tai aš 11 metų paėmiau. Aš jo nekenčiau visai, galvoju, kad čia neįmanoma su juo išmokti. Visi sakydavo, kad nemada. Bet kaimo muzikantai patarė, sako, tu gabus vaikas, sako, tu smuiku pradėtai mokytis. O sako, su harmonikos, su akordeonu, sako, išmoksi, spėsi. Ir paskui po to jau aš pamėgau tų smuikų tiesiog. Kokį gal buvo, kiek aš atsimenu, kokie 8 smuikai.
O keisdavosi, kas basedlių paėmė, kas smuikais, sudaryti tokias orkestrėlės. Tai pirmas balsas, antras balsas, paskui tas pritoravojimas ir bosas. Ir geras orkestras būdavo. Ir garsus. Seinų, Punsko kraštas, Lazdijų kraštas yra vėlgi vienokia, tarp kitko pati tokia temperamentingiausia tradicija, kur yra labai daug smulkių gaidų, puošybos daug ir, sakytumėm, tokie Lietuvos vengrai. Medžiagos yra tie, kad gali pasižiūrėti, kaip tėvas grojo, kaip sūnus grojo, kaip tas sudėtingėjo netgi tradicija, kur 19 amžiaus muzikantai vienaip, trupučiuką 20 amžiaus pradžioje gimė jau truputėlį vėl kitaip. O sakykime, man pačiai pirmiausia teko vaikščioti 90 metais su studentais. Važiavom į Dieveniškių apylinkę, dabar ir Žižmų kaimas toks visiškai prie Baltarusijos. Tai vėl ten yra visiškai kitokia tradicija. Ten, pavyzdžiui, groja vien tik aštuntinėmis gaidomis ir stryko judėjimas yra visiškai vienodas ir kai galėtų būti labai archaiškas kažkoks grojimas, kai visiškai ir tų 16 gaidų yra daug mažiau. Tada ir galėtumėm išskirti Prienų, pavyzdžiui, ir vėl visai kitaip. Alytaus krašto, vėl kitaip. Ir todėl neatsitiktinai ir buvo įrašyta į vertybę, kaip ypač turtinga tradicija, kuri ypač archaiška ir turinti specifikos kiekviename dar net ir krašte. Tradiciniai dzūkų smuiko muzikai būdinga dermių įvairovė, vienbalsė arba burdoninė, heterofoninė sankloda. Dzūkų smuikavimo stilius meistriškas, ekspresyvus, melodijos gausiai puošiamos, kūrinių tempas greitesnis nei kitose regionuose, dažnesnės smulkių ritminių verčių gaidos. Dažniausiai dzūkų smuikininkai griežti išmokdavo ir muzikuodavo iš klausos, tik vienas kitas buvo pramokęs muzikos rašto. Pagrindinis mokymosi būdas išgirstų melodijų, dažnai vokalinių, kartojimas. Neretai dzūkų smuikininkai teigia, kad išmokti smuikuoti yra kone tas pats kaip dainuoti. Į smuiko laikymą, rankų padėtį kreipta nedaug dėmesio. Gaudiškas smuikavimas, tai žmogus, kam girdite, groja. Jisai nežūra, nei štrichų, nieko nežūra. Reikia važiuodėmas. Arba lygiai pavaro. Vienas geresnį skripkelį pasgamino, kitas kokį tik tai suskalė savo. Tracamtį iš kažkur parvežė arba gavo dovanų. Ir kiekvienas, kaip girdėjo, taip graino. Vienas gal labiau pabizino, pabrūžino, pasgauna muzikytį, paklajoja, sugrįžta. Kitas, žiūrėk, jau labai tiksliai atkartoja. Tai visa puokštė tų garsų ir muzikantų krašti ir už tai kiekvienas turėjo savo veidų ir kiekvienų savo atsiminė. Pirmą kartą pradėjau groti smuiku Lazdijų meno mokyklai, o kai atėjau groti pas mokytoją Romą, buvo viskas gan kitaip. Iš klausos nieko nemokėjau groti, mano vienintelė praktika buvo groti iš lapo. Tai kitaip buvo, kad man turėjau pritaikyti natas, nes iš klausos groti labai greitai neišmoksi. Tai tas tikrai buvo kitaip. Ir turbūt požiūris į patį grojimą buvo kitoks. Labai nekritikavo, jeigu nepataikai į tą natą kažkokią. Kaip tik kartais atrodydavo, kad čia dar geriau yra, jeigu tu nepataikai, ten kažkokią užkabini kitą stygą. Ir aš per tai supratau, kad tai yra liaudiškas grojimas, ne tas, kur viskas pagal raidę, pagal natą, bet labiau tas, kas ateina iš situacijos. Tik su tuom jaunimu tokia bėda, kad užauga ir išeina. Bet jie įsineša tą mūsų krašto, kaip ir sakiau, tą atmosferą, tą kvapą. Ir kai jis kokioj nors dainų šventėje ar kankliuose, gal visai nieko neturėdamas bendro su tuo, ką gyvenime jis tada veikia, tai, ko jis mokėsi, jam parodys tą visą mūsų krašto vertę. 20-ojo amžiaus pabaigoje gyvoji dzūkų smuikavimo tradicija ėmė sparčiai nykti ir keistis. Smuikininkų žymiai sumažėjo. Tačiau iki šiol ji yra reikšminga, vertinama ir puikiai reprezentuojanti dzūkų etninę bei tradicinę muzikos kultūrą.
Šiuo metu Lazdijų, Punsko, Varėnos, Alytaus, Druskininkų ir Birštono kraštuose dzūkų smuikavimo tradiciją praktikuoja apie 10 vyresnės kartos pavienių muzikantų. Tradicinių kapelų griežikai ją perima Vilniaus ir Kauno smuikininkai. Savas kraštas, kad ranto gimiai, visų gyvenimų gyvenai ir dar esi, kad jisai išlaikytų savo išskirtinumą arba tą savo kvapą, skonį, tuo, kuo nuo kažkada gyveno, ko gero mūsų nejučiom visas kūnas nuo vaikystės persmelktas ir gal net ir tėvelių ar senelių perduotas, kad va tą savitą spalvą išlaikytų. Muzika vis tiek suvienija ir bendraus, kaip sako, priveda prie bendravimo ir prie juokų ir prie visko, ir prie linksmumo. 21 amžiaus pradžioje Dzūkijos krašto kultūros puoselėtojai ėmė rūpintis nykstančios tradicijos išsaugojimu. Rengiami seminarai, tradicinio dzūkų smuikavimo kursai ir mokymai. Lazdijų kultūros centre gyvuoja tradicinio muzikanto Romo Maziečio vadovaujama smuikavimo studija vaikams ir jaunimui. Lazdijuose kasmet rengiamos ir respublikinės tradicinio smuikavimo varžytuvės Griežkit skripkos. Neseniai imtas rengti ir virtualus smuikininkų festivalis Karalienė skripka, suteikiantis galimybę renginėje dalyvauti smuikininkams iš visos Lietuvos ar bet kurio kito pasaulio kampelio. Padėka už smuikavimo tradicijos puoselėjimą. Labai gražu būna, kad jau suvažiuoja muzikantai iš visų kraštų. Gerai, kad to smuiko nepamiršta niekas. O smuikas, kaip sako, neįsigims niekada. Labai gaila, kad šiandienai mes turim šitą tradiciją saugoti ir aišku, kad skripkų išstūmė jokia harmonika, jų akordionas, dar gal visi gitarom, ale vis tiek nor prie styginio aš ir prie tos skripkos vienu dien grįšim.